Plojimai yra didžiausias pripažinimas. Plojimais išreiškiame dėkingumas ir susižavėjimas. Bet teatre aplodismentai turi būti vietoje ir laiku. Elementari, bet labai svarbi taisyklė. Neplokite kūrinio metu, kol dar skamba muzika. Jeigu nežinote, ar tai muzikos pabaiga, ar tik tais muzikinė pauzė, visada verta sekti aplinkinius. Teatre tikrai dažnai būna ir specialistų, ir tų, kurie tikrai dažnai lankosi teatre. Balete kartais būna tokių tarpinių plojimų. Jie nebūna dažni, bet vis tik tais atsitinka, kai pagrindinis veikėjas arba viešinti žvaigždė pasirodo scenoje pirmą kartą, kartais jį palydima aplodismentais. Plojama, kai pasirodo dirigentas, kai jis užlipa ant savo pakilos, pakelia savo batutą, salėje išsivašpatauja tyla. Na, pasakysiu mano didžiausią košmarą, kai atliekamas klasikinis judesys ir kartais būna tokių pasikartojančių choreografinių elementų, tai sukasi daug kartų arba ten kojos kažkoks tai ir pradeda žmonės ploti į ritmą. Žmonės, nedarykite to. Balete šaukti bravo ir ploti galima po gerai atlikto numerio arba kai artistas lenkiasi. Po spektaklio, kai artistai lenkiasi, galima ploti ir atsistojus. Tai rodo labai didžiulį susižavėjimą ir labai dėkingumą artistui. Garsiai trepsėti, šaukti, švilpti - tai nėra gero tono ženklas teatre. Nusivylimas arba nepritarimas teatre dažniausiai išreiškiama tylėjimu. Dar didelė padėka artistui tai gėlės ir dovanos, bet apie tai kitame video.